Sveiki! Malonu pasveikinti visus susirinkusius į temos dirbtinis intelektas, muitinės ir prekybos automatizavime, lūkesčiai, galimybės, pavojai aptarimą. Aš esu Andrika Naujokė, Customs Clear vadovė, daug metų dirbusi muitinės tarpininko darbą, tad puikiai žinau muitinės ir tarptautinės prekybos srities sudėtingumą ir praktikoje kylančius iššūkius. Su manimi šiandieną kolega Ramūnas Šablinskas, mūsų IT sprendimo architektas ir mokslinis tyrėjas. Ramūnas dirba su dirbtiniu intelektu nuo pat jo vystymo pradžios, tad yra ekspertas ir puikus žinių šaltinis šiuo klausimu. Mūsų sesija bus 2 dalių. Pirmoje pristatysiu tai, kas yra Customs Clear ekosistema, kokius dirbtinio intelekto įrankius joje galite rasti netolimoje ateityje, bei pristatysiu tuos įrankius, o po to perduosiu Ramūnui, kuris, be kita ko, atsakys į klausimą, kodėl tais įrankiais galima pasitikėti, o dar tiksliau, kuo jie skiriasi nuo ChatGPT ir dirbtinių didžiųjų kalbos modelių. Tad pradėkime nuo Customs Clear ekosistemos pristatymo. Customs Clear yra muitinės ir tarptautinės prekybos žinių platforma. Ją galime vadinti ekosistema, nes žinių apsikeitime dalyvauja visos tiekimo grandinės atstovai. Nuo pradedančių iki srities ekspertų iš įvairiausių sričių. Eksportuotojai, importuotojai, vežėjai, muitinės tarpininkai, teisininkai, valstybės institucijų atstovai ir taip toliau. Be to, žinių apsikeitimas vyksta įvairiomis formomis. Gyvų internetinių renginių metu, kaip matote, šičia yra meniu punktas ir čia galite rasti visus išvardintus. Taip pat per straipsnius muitų teisė praktikams leidinyje, vaizdo įrašus, kursus, o taip pat ir uždarą forumą praktikų bendravimui. Jei platformą dar nesinaudojate, tikiuosi, kad šis renginys sudomins jūs tai daryti. Pačią platformą rasite po nuorodą parodytą skaidrėje. O dabar apie dirbtinį intelektą. Su juo pradėjome dirbti prieš gerus metus, atliepdami klientų poreikį gauti atsakymus čia ir dabar, o žinias gilinti patogiu laiku. Galvojant apie žinias ir dirbtinį intelektą, norėčiau jūsų paprašyti vieną sekundėlę ar minutėlę pagalvoti. Galvojant apie ateitį ir galvojant apie sparčią dirbtinio intelekto plėtrą, kaip jūs manote? Ar sutinkate su tokiu teiginiu, kad žmogiškasis intelektas yra svarbesnis už dirbtinį intelektą, kuriant tvarią ateitį? Taip, visi sutinkate, tikiu, kad nes turbūt nenorime ateities, kurioje esame nebereikšmingi, valdomi dirbtinį intelektą, o norėdami jį valdyti, turime išlikti protingesni, turėti žinių. Tad žmogiško intelekto auginimas, ypač dirbtinio intelekto kontekste, turi būti visų mūsų prioritetu. Būtent per šią žmogiško intelekto prizmę ir dirbame su dirbtinio intelekto sprendimais įvairiais. Į visus mūsų sprendimus yra įtrauktas žmogus ekspertas, kuris visų pirma užtikrina duomenų patenkančių į technologiją kokybę ir taip pat užtikrina rezultatų kokybę. Už rezultatus, beje, būtent žmogui tenka atsakomybė, ar ne, nes turbūt nebūtų prasmės sodinti robotą į kalėjimą. Taigi, su tokia prieiga išvystame PICO AI infrastruktūrą ir ją norėčiau labai trumpai pristatyti. Tai yra infrastruktūra teisiniai bibliotekai. Mūsų Customs Clear išvystyta. Ir jinai yra išvystyta siekiant mažinti teisės aktų kompleksiškumą, palengvinti atitikti. Sritis muitinė ir tarptautinė prekyba be abejo. Šią infrastruktūrą galite pasiekti per asistentų sąsajas, kurios yra siūlomos kaip standartiniai sprendimai, kuriuos šiandieną matysite, arba individualizuotus sprendimus. Vieną jų, pokalbių roboto Matą, galite rasti Lietuvos muitinės svetainėje. Ir taip pat galimos ne tik tai pokalbių robotų, bet kitokio tipo sąsajos. Pavyzdžiui, galima integruoti įrankį su Excel lentelėmis, kitais jūsų naudojamais organizacijos įrankiais. Taipogi, užbėgdama už akių jūsų klausimams, norėčiau trumpai atsakyti, kuo mūsų įrankiai skiriasi nuo ChatGPT ir vėliau dar šias žinias gilins Ramūnas savo dalyje. Šį klausimą gauname nuolat iš visų, su kuriais bendraujame, tad 3 punktus norėčiau akcentuoti. Visų pirma,
Pagalvokime apie tikimybių principą ir tikslų žinojimą. ChatGPT veikia tikimybių principu, pateikia tikėtiną atsakymą. Picoco AI įrankiai veikia tikslaus žinojimo principu, pateikia tikslų atsakymą. Kitas aspektas - interneto šaltiniai ir teisės aktai. ChatGPT apmokinamas remiantis visa internete prieinama informacija tam tikrai dienai. Picoco AI įrankiai turi tik naujausią teisinę ir kitą patikimą ekspertų atrinktą tam tikros srities informaciją. Ir galiausiai pagalvokime apie tai, kas tas žinias, teisės aktus interpretuoja, kas patikimiau kalbos modelio interpretacija ar eksperto interpretacija žinias. ChatGPT yra didysis kalbos modelis, skirtas darbui su tekstais. Picoco AI yra darbui su teisės aktais skirta infrastruktūra, joje veikiančių įrankių duomenų ir atsakymų kokybę užtikrina tam tikros srities, pavyzdžiui, sankcijų ekspertai. Na ir galiausiai šią temą dar norėčiau pasidalinti vienu pavyzdžiu. ChatGPT užklausiau būtent sankcijų srityje klausimą, ar yra taikomi kokie ribojimai šitam prekės kodui, gabenant tą prekę iš Olandijos į Rusiją. Kaip matome, ChatGPT pateikė gan ilgą atsakymą. Kaip jį vertinat? Na, paskaitykite, įsivertinkit patys, tikrai jame yra naudingų žinių, bet tai nėra konkretus atsakymas į jūsų klausimą, ar ne? Šį klausimą uždavus Picoco AI sankcijų įrankiui, jūs gausite atsakymą, kad taip yra taikomi apribojimai ir jūs gausite informaciją, kokie tie apribojimai yra, pagal kokį reglamentą, pagal kokį straipsnį ir labai konkrečiai, kad jeigu pagrindinės prekės vertė viršė 50 000 eurų, tuomet draudžiamos dalys, kurių vertė viršė 300 eurų. Pažiūrėkime, ką robotas atsakys, jeigu mes patikslinsim informaciją, parašykime taip, kad brangiausios dalies vertė yra virš 500 eurų, o iš viso dalių už 3000 eurų, o transporto priemonės, į kurią jos bus dedamas, vertė yra 49 000 eurų. Kaip matote, robotas išanalizavo atsakymą, suprato jį teisingai ir jums nurodė, kad šiuo atveju apribojimai netaikomi, nes transporto priemonės vertė yra mažesnė nei 50 000 eurų, prabangos prekių apribojimai nėra taikomi. Beje, jūs matote visą šaltinių sąrašą, kur robotas per keletą sekundžių nukeliavo ir visus šaltinius, kuriuos patikrino. Paskutinė mano skaidrė, ją norėčiau atsakyti į antrą mums dažniausiai užduodamą klausimą, prašymą apibendrinti, išskirti naudą vartotojams. Tai visų pirma, laiko taupimas. Kaip žinote patys, ypač sudėtingiais atvejais, paieška gali trukti ne tik minutes, bet ir valandas informacijos tam, kad parengti atsakymą, o įrankis darbą už jūs atlieka per keletą sekundžių. Taipogi, įrankis užtikrina aktualią informaciją ir išsamų patikrinimą. Jis dirba tik tai su naujausiais teisės aktais ir visuomet patikrins visus reikiamus šaltinius, taip apsaugodamas nuo atitinkamų žmogiškųjų klaidų, kai dirbama su pasenusiais, nebe naujausiais teisės aktais arba praleidžiama patikrinti tam tikrus šaltinius. Na ir galiausiai vienodi atsakymai, kaip žinote, teisės aktų interpretavimas yra sudėtingas sritis, kaip kažkas pajuokavo, kiek teisininkų paklausė, tiek skirtingų nuomonių gausim. Taip pat ir apie kolegas galima pasakyti. Tad įrankis padeda organizacijos viduje standartizuoti atsakymus, standartizuoti supratimą, nes jisai visuomet pateiks tokį patį ekspertų patvirtintą atsakymą, užtikrindamas suderintą darbą komandoje, nesvarbu, kokio dydžio ta komanda būtų. Tiek informacijos ir skaidrių, o dabar mes perėsime prie dirbtinio intelekto įrankių demonstracijos ir šiuo tikslu aš pasidalinsiu su jumis, pasidalinsiu su jumis svetainę. Matote svetainės langą dabar. Na ir pradėkime nuo pat pradžių. Kai esate, kokie įrankiai, Picoco AI pagrindų įrankiai yra matomi šiuo metu svetainėje.
Tai vienas iš jų iš karto jūs pasveikina, sakydamas, kad gali atsakyti apie Custom Clear ir Custom Clear paslaugas. Tai tiek apie įmonę pačią ir jos paslaugas galite sužinoti, tiek galite klausti tokių techninių klausimų, kaip pavyzdžiui, įtraukti įmonės duomenis, kad jie būtų nurodyti sąskaitoje, kad jie būtų sąskaitoje. Robotas žino šią informaciją, beje, langą galite pasididinti, kad būtų patogiau. Na ir kaip matote, jisai pažingsniui pasakys, kokius žingsnius reikia atlikti. Langą uždarome ir dabar keliaujame toliau. Prisijungus prie roboto ir įsigijus mokamus planus, jūs galėsite naudotis asistentu, kuris atsakys į klausimus apie straipsnius. Kol kas dar dirbame prie šios informacijos anglų kalba, todėl pakeičiau, kaip matot, platformą į anglų kalbą, prisijungiu prie jos ir dabar šis asistentas, kuris yra tobulinimas, jis jau turi žinių ir apie straipsnius. Ir paklauskim, tarkim, tokį klausimą, ar Enrika yra parašiusi straipsnių apie dirbtinį intelektą. Na, tiesiog jau netgi turbūt patys jaučiate, kad kartais paiešką iškeičiame į pokalbių su robotu, tai šiuo atveju robotas taip ir atsakė. O vėliau galėsite klausinėti ir apie pačių straipsnių turinį, kas man pačiai yra labai įdomu ir matau, įžvelgiu didelės galimybės, tai yra pokalbis su vienu straipsniu, su pačiu straipsniu. Straipsniai tokie kaip ES aktualijų apžvalga turi labai daug nuorodų, kaip matote, čia 54 yra nurodytos, o po to nuorodo gali būti dokumentų, kurie yra ir 400 puslapių ilgumo, ar ne. Norėdami pasigilinti kažkokią mus sudominusią naujieną, mes galime tiesiog tai daryti, kalbėdami su robotu. Na, pradžiai pademonstruosiu tiesiog vieną klausimą, kadangi kalbam apie dirbtinį intelektą, užklausime, kokios yra paskutinis naujienos apie dirbtinį intelektą. Na ir pažiūrėkime, ką robotas atsakys. Primenu, kad jisai naudojasi informaciją, tik tai esančią šiame straipsnėje ir informaciją po nuorodomis. Kaip matote, informaciją jis turi anglų kalbą, bet puikiai gali atsakyti ir supranta jūsų klausimus lietuvių kalbą, kas tiem, kurie nėra labai, nesijaučia labai patogiai skaitydami anglų kalbą, gali būti palengvinimas. Tiek trumpai apžvalgos, kokių įrankių laukti platformoje, ką jie galės daryti. O dabar pereikim prie pagrindinio mūsų įrankio, grįžtu į platformą lietuvių kalba, sankcijų tikrinimo įrankio. Galbūt pirmiausia, aš jums parodysiu, kaip tuo įrankiu naudotis, kai dar nesate prisijungę prie platformos. Spaudžiate išbandyti įrankį. Šičia atrasite trumpą aprašymą, kokioje srityje įrankis veikia, kokių žinių turi. Kas dar yra svarbu žinotina, kad mes nuolat jį vystome ir netrukus bus galimybė patikrinti istorinius duomenis ir nuolat atsiras naujo funkcionalumo, apie kuriuos mes jūs, jeigu naudosite šito įrankiu, be abejo informuosime. Nemokamą bandymą galite pradėti šičia, bet taip pat nemokamą bandymą galite pradėti tiesiog kažką parašę lange roboto ir kaip matote, gaunate iš karto pasiūlymą, kad pradėkite nemokamą naudojimą. Matome robotą anglų kalba, aš persijungsiu į lietuvių kalbą ir taip pat prisijungsiu prie platformos iš karto, kad jau dabar galėtumėm bendrauti su juo pilnai. Ir keliaujame į tikrinti sankcijas. Dabar aš turiu paruošus jums keletą klausimų. Lietuvių kalba, kaip jau žinote, robotas bendrauja lietuviškai. Tarkime, kokios yra šio sankcijų įrankio galimybės. Pradėkime nuo importo iš Baltarusijos į Lietuvą. Kaip matote, nurodžiau 6 ženklų prekės kodą.
Prekės kodas robotui pasirodė per trumpas, jisai netgi mums pateikė pasirinkimą iš teisės akto atitinkamo, kokie kodai yra, iš kurių galime nuspręsti, kuris yra mūsiškis. Kaip matote, šito prekės kodo importas yra draudžiamas. Pagal ką draudžiamas? Pagal lietuviško teisės akto tam tikrą straipsnį ir netgi konkrečią dalį robotas nurodo. Čia nurodyti visi patikrinti teisės aktai, įskaitant mūsų lietuviškai. Šis draudimas yra lietuviškame teisės akte. Keliaujame kitą užklausą patikrinti, kaip atsakys ir aptarti. Visuomet pradedant naują užklausą rekomenduojam spustelti naujos užklausos mygtuką, kad tiesiog robotas neprisimintų, nesusietų prieš tai buvusios užklausas su šita. Ir dabar pademonstruosiu, kad ne visais atvejais robotas prašys 8 prekės ženklų, jeigu ribojimai yra uždėti 2 prekės ženklams ar 4, robotas tikrai gali iš karto atsakyti. Kaip šiuo atveju, pasakė, kad prekė draudžiama, kokios sankcijos taikomas, ribojimai, pagal kokį reglamentą ir kokį straipsnį. Ir taipogi pateikia išimtis. Kol kas anglų kalba, vėlgi ateityje bus ir lietuvių kalba ir galite pasiskaityti, galbūt tas išimtis taikote ir vis tik tai šios prekės importas yra galimas. Na ir vėl patikrinti šaltiniai. Dar vieną atvejį aptarkime. Šį kartą pakalbėkime apie ribojimus taikomus prabangos prekėms, apie vyną iš Italijos į Rusiją paklauskime, ar galime eksportuoti, nurodydami prekės kodą. Tiesa, pažymėsiu, kad prekės kodo šitas robotas nenustatinėja, visada jam reikia nurodyti. Kaip matome, nurodo, kad galimas draudimas priklausomai nuo specifikacijos, kad tai gali būti prabangos prekė, kaip jau mūsų anksčiau aptartas atvejais. Na ir mes galim dar kartelį pažiūrėti, ar robotas tikrai susigaudys, jeigu pateiksim jam kiek daugiau informacijos nei reikia. Pasakysim, kad butelio kaina yra 30 eurų, o visos siuntos vertė 1000 eurų. Ir kaip matome, vėlgi robotas nesusimaišė, o atsakė teisingai, kad išgabenimas, eksporto šios prekės yra leidžiamas. Dar vieną pavyzdį pažiūrėkime. Šįkart pavyzdys bus apie variklio eksportą iš Lenkijos į Baltarusiją. Ir pažiūrėkime, kokį atsakymą robotas pateiks. Šiuo atveju atsakė labai aiškiai, kad yra draudžiamas eksportas, galite toliau net neskaityti, nebent norėtumėt pasinaudoti ir pasitikrinti išimtis, tai tuomet išsiskleidžia išimčių sąrašą, matome, kad jis yra gan ilgas, galite peržiūrėti, ar kurią iš jų atitinkate. Pažiūrėkime dar vieną pavyzdį. Šis pavyzdys jau yra kitoks. Šiame pavyzdyje turime eksportą iš Lenkijos, tranzitą per Baltarusiją ir Rusiją į Kazachstaną. Kazachstane gavėjas yra įmonė Radioautomatika. Ir kaip matome, šiuo atveju robotas randa daug ribojimų. Tranzito per Baltarusiją draudimai, gavėjas yra sankcionuotas, nustatę. Ir galime pasižiūrėti, ar tikrai apie tą įmonę yra kalba, reeksporto draudimai iš Kazachstano. Ir taipogi vėlgi pateikia, kad gali būti ir išimčių. Ir galiausiai 2 paskutiniai pavyzdžiai. Vienas pavyzdys yra apie sankcionuojamą įmonę. Ne visuomet reikia nurodyti prekės kodą ir maršrutą. Kai klausame apie sankcionuojamas įmonės, galima tiesiog nurodyti įmonės pavadinimą ir jums robotas atsakys, kad šita įmonė, ar yra jinai sankcionuojama ar ne, ir vėlgi pateiks jums ištrauką iš reglamento. Ir galiausiai paskutinis klausimas, noriu parodyti, kaip lengva naudotis reglamentais ir gauti iš naujausios konsoliduotos versijos jums reikiamą straipsnį ar net straipsnio paragrafą arba jūs dominantį priedą. Matote, robotas per sekundę pateikia ir jums nereikia eiti ieškoti tos informacijos kažkur tai kitur.
Taigi, tiek pristatymo iš mano pusės. Tikiuosi, kad sudomino jūs pabandyti įrankis ir kviečiame prisijungti arba kreiptis, jeigu kiltų klausimų ar turėtumėte specifinių poreikių, o šiuo metu perduodu pristatymą Ramūnui. Gerai, tai mano dalies tikslas yra pabandyti jums perduoti informaciją, apšviesti, kad jūs suprastumėte šiek tiek giliau dirbtinį intelektą negu eiliniai piliečiai, tam, kad priimti teisingus verslo sprendimus, kad žinotumėt, kiek galim pasitikėti sistema. Nes dirbtinis intelektas šiuo metu, kaip žinote, patiria savotiško burbulo fazę, kai yra nežabotas augimas, labai panašus kažkada į 2000 metų interneto augimą, kai visi turėjo didelių lūkesčių, kad tuoj visi verslai persikels į internetą ir mums nebereikės realaus pasaulio, viskas šitą stebuklingą technologiją išspręs. Tai šis bumas irgi turi požymių tokių, kad, sako, dirbtinis intelektas išspręs visas problemas, pakeis visus darbuotojus ir gyvensim rojų, nieko dirbti nebereikės, čia viskas vyks automatiškai. Tai kaip Enrika ir minėjo, dirbtinis intelektas jis yra kūriamas, pradėtas kurti ne prieš keletą metų, o prieš gerus keletą dešimtmečių. Tik tai tais laikais niekas nevadino tų sistemų dirbtinio intelekto sistemomis ir žmonės dažniausiai pamiršta, kad tos sistemos yra jau senos kaip pasaulis ir jokių perversmų iki šiol jos nepadarė. Dėl to tas, kaip sakys, nepagrįstas tikėjimas, kad dabar viskas pasikeis, tai jis ir yra nepagrįstas tikėjimas. Reikia bandyti suprasti vis dėlto, kaip veikia tas dirbtinis intelektas. Tai kadangi klausimas yra gana sudėtingas, nutariau padaryti nedidelį eksperimentą su jumis, su jūsų smegenimis realiai. Ir prieš bandant suprasti dirbtinį intelektą, mes bandysime suprasti, kaip veikia paprastas intelektas, tai yra jūsų smegenis. Ir aišku, galbūt per didelį ambiciją, 30 minučių net tiek turbūt neturiu, bandysim sutilpti, bet pabandykite šio eksperimento metu kažkiek prasekti savo mintis, bandymą, jūsų smegenų bandymą interpretuoti informaciją ir duomenis, kuriuos dabar pamatysite. Tai tam, kad suprasti, kaip veikia dirbtinis intelektas, paprastas intelektas, aš panaudosiu nuotrauką ir pabandysim paanalizuoti, kokios kyla emocijos, kokie kyla reiškiniai jūsų smegenį prieš pereinant prie analizės jau dirbtinio intelekto, galbūt ne į tokią pat situaciją, bet į panašias situacijas. Taigi, jūsų ekrane dabar matomas paveikslėlis, jis nėra labai įprastas reiškinys, sakysim, jeigu eitumėt Kauno marių pakrantį ir pamatytumėt tokį reiškinį, tai jūsų reakcija greičiausiai būtų prieiti iš arčiau pasižiūrėti, nes nėra labai įtikamas vaizdas, jūs gamtoje nedažnai pamatot, kad, sakysim, vienas akmuo stovėtų ant kito akmens ir dar smailuoju galu. Tai natūrali yra jūsų smegenų reakcija, pati pirmoji galbūt jau šiame technologijų amžiuje, informacinių technologijų amžiuje. Tai ar šis paveikslėlis yra iš viso tikras, jis galbūt padirbtas yra, kadangi jūs matote negyvą vaizdą gamtoje eidami pakrantę, o matot paveikslėlį, tai dažnai tas paveikslėlis gali būti nupieštas arba dirbtinio intelekto, arba su gerais įrankiais padaryta. Tai pirmas klausimas jums ir kyla natūralus ir aš iš karto išsklaidysiu abejonės, kad taip, tai yra tikras paveikslas, čia yra dar viena nuotrauka iš kito truputį kampo ir jūs matote ekrane mano mobilaus telefono ekrano nuotrauką, kur pateikti ne tik tai informacija apie kada buvo fotografuota, data įdėta, informacija apie telefoną, apie kamerą, raišką, apie sensoriaus jautrumą, židinio atstumą matau, ir
ekspozicijos laiką 1/2000 sekundės. Tai čia tikrai tam, kad jūs nekiltų abejonių, kad tai vaizdas yra tikras. Mes toliau bandom analizuoti, tai buvo duomenų pasitikrinimas, kad taip, jūs gavote duomenis, kada jūs einate pakrantę, tai tie duomenys automatiškai patenka jums į akį ir jums nebereikia validuoti, klausti savo akių ar tikėti savo akimis, ką jūs matote, bet skaitmeniniam pasaulyje tas klausimas visada pirmiausia iškyla. Taigi, jeigu manim tikite, kad čia vaizdas yra tikras, tai aš jūs patikinu, kad taip, tai yra tikrai tikras vaizdas. Ir toliau klausimas, ką jūsų smegenys daro su šita jau informacija turima, nes duomenys tai buvo ekrane, o duomenim patekus į smegenis pas jūs įvyksta reiškiniai suvokimo. Tai tarkim, jeigu situacija, kad jūs einat pakrantę ir pamatėt tokį pat vaizdą, tai suvokimo etape jau informacija yra kontekstualizuojama. Tai sakysim, šituo atveju, čia galbūt nedarant didesnės analizės to kadro, tai jūs tiesiog matot vieną akmenį stovint ant kito akmens. Galbūt nelabai įprasta, kad ant smaigalio jisai stovi, bet iš esmės jūs žinote, kas tai yra. Kitas svarbus yra aspektas šito automatinio smegenų darbo, tai šita scena realiai jį kelia jums pavojų. Jeigu jūs eitumėt, sakysim, keliu ir prieinat prie tokios vietos, tai jūsų smegenys bando suprasti, kiek tai yra pavojinga. Sakysim, jeigu tas akmuo nepritvirtintas, jis papūtus vėjui ten nugriūtų ant jūsų, jis galėtų visai nemažai jūsų užgauti. Tai toks suvokimo procesas, jisai yra automatinis, jūs apie tai net nepagalvojate, dėl to, kad dauguma gyvų organizmų smegenys, jos ir atlieka tą funkciją prognozės, o kas toliau įvyks už sekundės, už minutės, už 10 minučių, ir tas prognozės tikslumas, jisai padeda organizmui išgyventi. Tai suvokimo ta fazė ir jinai sudėlioja tą matomą vaizdą į jūsų pasaulio modelį, sudėlioja į lentynėles, jūs pradedat suprasti, ką jūs matote. Aišku, yra atskira sritis iliuzijos, kai jūs negalite tikėti savo akimis, kai iškreipiama perspektyva ir jūs matote vienai, bet smegenys suvokia kitaip, apie tai mes nešnekėsim. Kol kas tai yra elementarus pasaulio aplinkos suvokimas. Toliau, kada jūs suvokiate, ką jūs matote ir realiai tikrai situacija yra gana keista, kaip tas akmuo gali vis dėlto taip stovėti, ar jis pritvirtintas kažkaip, bent jau vyriškas inžinierinis mąstymas iškart galvoja, o tai kaip čia padaryta yra, koks čia tvirtinimas, jo nelabai matosi. Tai bandymas suprasti, kaip šita situacija išspręsta. Ir jau supratimo fazė nėra labai paprasta, nes jūs, sakysim, jeigu matot, natūralus reiškinys ir niekas čia nepritvirtinta, čia ką tik nebuvo to akmens, jis dabar po kelių minučių ten nuėjo žmogus, kuris tą akmenį pastatė, jis nenaudojo ten jokių įrankių, tai vis dėlto kaip tas akmuo stovi. Tai jau čia reikia prisiminti iš fizikos arba iš gamtos mokslų, kad trikampė piramidė yra labai stabili forma ir būtent šituo principu yra pasinaudojus smaigalyje atrasti 3 taškai ir piramidės viršūnė, virtuali viršūnė, kuri yra akmens masės centras, jinai susiprojektuoja statmenai į tą trikampį pagrindą. Ir pakankamai šita instaliacija yra stabili, jeigu nejudinti žemės, jeigu ten žemės drebėjimo nėra, stipraus vėjo nepučia, ar ten koks paukštis neatsistos, tai šita vadinkim, skulptūra, jinai gali stovėti gana ilgą laiką. Tai supratimo fazė jau yra aukštesnė, ne visi organizmai šitą supratimo fazę turi. Sakysim, jeigu paimti ten žemesniosius organizmus, arba netgi tą pačią žmoniją prieš keliasdešimt tūkstančių metų, nesuprantamus reiškinius priskiria atskirai supratimo kategorijai, tai sako, ten Dievo valia ar kažkokia aukštesnioji jėga, kuri valdo gamtą, šitaip išsprendžia tą paaiškinimą kaip. Reiškiasi, nebe mūsų domenas, kad tą suprasti. Ir galiausiai smegenys prieina prie taikymo fazės, kai jūs galite pritaikyti jau savo žinias realiam praktiniam pasauliui.
Ir šita fazė yra gana sudėtinga. Aš atkreipiu jūsų dėmesį, kad jeigu jūs atidžiau panagrinėsit šitą paveikslėlį, greičiausiai jūs pamatysite toli kadre berniuką su meškere, mano sūnėną, kuris tiesiog ramiai žvejoja ant kranto, kol jo dėdė stato šitą skulptūrą. Ir iš to vaizdo jūs galit maždaug susidaryti, atstumas apie 20 metrų ir to akmens dydis pagal tai gaunasi, kažkur ten apie pusmetrio maždaug dydžio. Tai pritaikymo fazė, kodėl tas yra svarbu, praktiniai aspektai, tai yra dydis, masė, nes jeigu jūs norėsit pritaikyti, patys pabandyti šitą atkartoti, jūs nepakelsite akmens, kuris sveria, sakysim, 300 kg arba didesnį negu metras, jau reikės specialių įrankių, nes jūsų jėgos nebegalinės. Tai tam pritaikymo aspektui reikia labai gerai suprasti aplinką ir žinoti papildomą informaciją tam, kad supras, ar jūs galėsit šitą atkartoti. Aišku, galite atkartoti tą pačią skulptūrą su mažesnį akmenuką padėję. Tai pritaikymo fazė dažnai, o ypač, sakysim, muitinės jau srity, kai jūs įstatymą žinot, suvokėt ir suprantat aplinkybės, kada jį reikia taikyti, tai išminties ta fazė yra jau konkretus pritaikymas. Ji yra mūsų civilizacijos, vadinkim, jau tas pagrindas, kai visi reiškiniai mūsų aplinkoje vykdomi, sakysim, tarptautinės prekybos jau vykdomi žinant tą kontekstą ir taikant tas žinias labai, labai tiksliai, pageidautina be klaidų. Tai mes su šituo trumpu įvadu supratom, kaip veikia mūsų smegenys ir dirbtiniam intelektui suprasti mums reikėtų bandyti pamatuoti, kaip dirbtinis intelektas validuoja informaciją, suvokia tą informaciją arba supranta tą situaciją. Nėra šitie įrankiai paprasti, pamatavimas, suvokimo, supratimo arba gebėjimas kritinio mąstymo. Dėl to atliksim antrą eksperimentą, kuris irgi yra mintinis eksperimentas, tai pabandysim atsakyti savo į klausimą, ar 5 lygio mokinukas jis turi intelektą. Jeigu kažkas nepatenkintas 5 pasirinkimu, galit pasirinkti bet kokį kitą amžių. Nes, sakysim, jeigu pasirinksit kūdikį, vadinti jį protingu, suvokiančiu aplinką, tikrai negalim. Jis nesuvokia aplinkos, neturi to įprastinio intelekto. Tai tik tai augant intelektas išsivysto ir, aišku, lavinant intelektas išsivysto. Jeigu paimsim tą patį, sakysim, to paties amžiaus žmogų, bet augusi visai kitoje aplinkoje, kur nereikia jam mokėti skaityti, nereikia analizuoti sudėtingų informacinių situacijų, jo intelektas skirsis nuo vakarų civilizacijoje augančio žmogaus intelekto. Taigi tas 5 yra toks sąlyginis pasirinkimas. Į šitą klausimą atsakyti nėra labai sudėtinga, nors yra abejonių tam tikrais momentais, bet realiai mūsų aplinkoje vaikai nėra veiksnūs vien dėl to, kad jų intelektas nėra išlavintas. Mes negalim sakyti, kad neturi intelekto, bet jų intelektas yra nepasiekęs tokio lygio, kai jie gali tvarkingai funkcionuoti tokioje aplinkoje. Tai aišku, žmonių vaikai, jų vystymas iš vis yra lėtesnis negu laukinės gamtos, kitų gyvūnų rūšių vaikų, kurie ten praktiškai iškart nuo gimimo gali jau vaikščioti ar ten pasislėpti, pasirūpinti kažkiek savimi. Tai mūsų vaikai yra auginami daug metų, kol jie pagaliau išleidžiami į, vadinkim, tą laukinę aplinką ir gali normaliai funkcionuoti. Tai sakysim, ten žmogus maždaug 18-20 metų, jis dar vis laikoma, kad tai yra dar bręstantis žmogus. Vaikai nėra veiksnūs, jie neturi kritinio mąstymo ir įvertinti, ar informacija yra ten tiesa, ar melas, ar fantazija, jie nesugeba. Dėl to jiems reikalingas tas tarpininkas, tas globėjas, kuris padeda jiems išgyventi kito amžiaus.
Dabar dėl suvokimo vėlgi negalim sakyti, kad vaikai aiškiai suvokia realų pasaulį ir jo pavojus, vat kaip pavyzdys su prieš tai buvusia iliustracija. Jeigu jūs kaip suaugęs žmogus pamatot ten 100 kilogramų akmenį stovintį ten ant briaunos ar ant smaigalio, tai pas jūs automatiškai įsijungia apsauginis mechanizmas. Jūs žinot, kad greičiausiai nėra labai protinga prieiti arti prie tokios skulptūros arba ją paliesti, ar ten bandyti pastumti, pažiūrėti, kas atsitiks. Tuo tarpu vaikas šitos situacijos jis nesuvokia. Jis galbūt ir žino, kad gal paliesiu, gal nukris, bet kokios bus pasekmės, jis to tiek paskaičiuoti toli nesugeba. Kitas dalykas yra suvokimo ir sudėjimo į terminus, į žodžius, apsikeitimo informaciją, nesusišnekėjimo reiškinys yra dažnas ir pas suaugusius. Suaugę žmonės paprastai irgi neturi tiek gebėjimo įsijausti į kito žmogaus, pavyzdžiui, situaciją komunikavimo metu ir naudoti tuos pačius žodžius, žodžių trumpinius. Dažnai pas skirtingus specialistus tas pats žodis turi skirtingas reikšmes. Ir dažnai stebimi reiškiniai, kad žmonės tiesiog nesusišneka. Net jeigu jie suvokia situaciją panašiai, jie nesugeba tarp savęs komunikuoti, įvardinti, netgi susitarti, kad tas reiškinys yra svarbus, ar ta informacija yra, tie aspektai yra svarbus, apie ką verta toliau tartis. Tai toliau dėl supratimo. Tai supratimo aspektas vėlgi, kodėl tas akmuo stovi ten ant smaigalio, vaikui turbūt suprasti būtų labai sudėtinga. Netgi kai kuriems suaugusiems žmonėms tas nėra paprastai. Ir aš manau, kad dar šitoje auditorijoje turbūt yra keletas žmonių, kurie vis dar netiki, kad ten tas akmuo gali taip stovėti keistai. Bet vaikai, ypač vaikai, jie niekada negauna visos tiesos. Tai yra, jiem dažnai atskleidžiama tik dalinė tiesa ir dažnai jų pasaulio supratime dalyvauja fantazinės būtybės, kalėdų senis, dantukų fėja ir kitokie veikėjai, kurie kai kokius darbus, pavyzdžiui, padaro, kad atsirastų dovanos po kalėdų eglutę. Dėl to negalim sakyti, kad vaikai supranta pasaulį ir jie gali priiminėti sprendimus. Iš esmės, tai yra jų neveiksnumo priežastis. Ir jeigu žiūrėsim toliau į jau išminties aspektą, tai ar vaikai gali savo įgytas žinias pritaikyti praktikoje, tai žinoma, ypač jeigu vaikai yra labiau savarankiški, jeigu jie ten nuolat neprižiūrimi, neganomi ten mokytojų ir auklių, tai jie sugeba priiminėti sprendimus patys, ne visiškai gal ten teisingai, ne visada pagal savo turimas žinias, kartais emocijos ten laimi prieš žinių taikymą. Išmintis bendrai paėmus vaikams nėra būdinga. Taikyti žinias jau yra subrendusios asmenybės paprastai savybė ir iš kitos pusės ir suaugę dažnai netaiko žinių. Dažnai žino, kaip tas veikia, ką reikėtų daryti, bet, pavyzdžiui, eina per raudoną šviesą arba ten kerta dvigubą ištisinę liniją. Negalim sakyti, aišku, kad kiekvienas vaikas jau yra visiškai neturintis intelekto ir be šansų, kad jis ten pasaulyje išgyvens, visokių yra situacijų. Tačiau labiausiai klaidinantis ir verčiantis mus galvot, kad vaikai gali elgtis kaip suaugę, yra tokios pat asmenybės, tai tą klaidą mes darom dėl kalbos. Kalba yra klaidinantis faktorius, vertinant intelektą. Dėl to, kad vaikas gali pasakyti protingą sakinį ir mes galvojam, kad jisai supranta tą protingą sakinį ir jisai pasakė tą protingą sakinį dėl to, kad jisai visiškai kontekstualizavo tą situaciją, pritaikė kontekstui. Realiai ta situacija kyla dėl to, kad mokyklose tas intelektas ugdomas ir vaikai jau nuo jaunų dienų prisirenka krūvą naudingos informacijos, kurią galėtų taikyti aplinkoje ir žodžius protingus, kuriuos gali pasakyti suaugusiems. Ir nebūtinai
jie tuos žodžius yra įsisavinę, jie gali tiesiog atkartoti. Tai lygiai taip pat kaip mokykloje ugdomi yra vaikai, dirbtinio intelekto sistemos irgi yra ugdomos ir jų vystytojai tų sistemų, tiek ir vaikų, jie turėtų ugdyti tą intelektą nuosekliai. Ir mes vis dėlto matom, kad nuoseklus ugdymas ir žinių diegimas į gyvas sistemas ar dirbtinės sistemas, jis nėra paprastas. Geras mokytojas nėra įprastas reiškinys. Dažnai yra situacija, kai mokytojai atiduoda informaciją, bet nepraseka, ar tą informaciją vaikai suvokia, ar ją supranta. Ir dar rečiau yra taikymas tų žinių, taikymas praktinėje aplinkoje. Šis įvadas buvo tiesiog jums suprasti, kad ne visada reikia pasitikėti tais, kas šneka gudrius žodžius, nes tie gudrius žodžiai, jie nebūtinai gali būti pasakyti iš konteksto supratimo, gilaus konteksto supratimo. Super trumpas įvadas į veikimą, dirbtinių neuroninių tinklų veikimą, yra dirbtinio intelekto, kurie pastatyti ant dirbtinių neuroninių tinklų. Tai šiek tiek iš biologijos, vadinkim, informacija, kad jūsų smegenyse ląstelės, kurios apdoroja informaciją, yra neuronai. Neuronai turi savo įėjimo kanalus, vadinkim, dendritus, ir turi išėjimo įrankį aksoną, kuris jungiasi toliau prie kitų ląstelių ir perduoda informaciją jau apdorotą. Tai žmogaus smegenys turi maždaug apie 10 neuronų, iš viso 10-13 neuroninių jungčių. Tai yra trilijonų eilės, 10 trilijonų. Tuo tarpu dirbtinėse neuroniniuose tinkluose yra pasirinktas toks formalizmas matematinis, kad yra įėjimai. Įėjimų gali būti daug, tūkstančiai gali būti įėjimų, ir jie visi yra susumuojami panaudojant svorius. Tai sumavimo formulė užrašyta ir pridedama konstanta, kurią atsimena tas neuronas, ir rezultatas yra paveikiamas aktyvavimo funkcija. Šiuolaikiniai neuroniniai tinklai, LLM, Large Language Model, jie turi maždaug apie 10-12 parametrų, kas pagal savo, vadinkim, kiekį labai priartėja prie žmogaus smegenų. Vieno neurono veikimas, ką galima išspręsti, tai, sakysim, jeigu turime 2 klases duomenų, tai tas 2 klases duomenų vienas neuronas gali atskirti su savo surasta taisyklė. Ta taisyklė ieškoma yra, tarkim, viena klasė yra, jeigu paimsim temperatūrą X ašyje, viena klasė žmonių yra apsirengusių striukę, kita klasė žmonių neapsirengusių striukę, robotui reikia nuspręsti rekomendaciją, kada reikia rengti striukę, tai jisai suranda, kad maždaug ties 11 laipsnių, maždaug pusė žmonių būna apsirengusi, kita pusė būna neapsirengusi, šiek tiek persidengia, bet 11 laipsnių yra ta teisinga temperatūra, kada galim rekomenduoti, tarkim, vaikui išeinančiam į mokyklą užsimesti striukę. Ir procesas apmokymo tokio neuroninio tinklo yra automatinis, nes jis tiesiog atsitiktinai spėja temperatūrą ir žiūri, kiek jis klaidų padaro. Ir ties 11 laipsnių jisai padaro mažiausiai klaidų. Dėl to jis daug kartų pakartojęs tą spėjimą, jis gauna kaip ir teisingą rekomendaciją. Jeigu uždavinys yra sudėtingesnis, tie neuronai yra sujungiami į didesnius tinklus ir gaunama, aišku, parametrų skaičius smarkiai išauga. Jeigu ten mes vieną parametrą spėjom, čia jau reikia spėti daug parametrų. LLM-ai, Large Language modeliai, apmokymo metu jie gauna didelius kiekius informacijos, didelius kiekius teksto, ir pagrindinis uždavinys, ką jie turi išmokti, tai yra atspėti sekančią raidę, sekantį žodį, sekantį sakinį. Nešnekėsim apie algoritmus, kokiais vyksta apmokymas, tai nėra visiškas spėjimas, bet pats mokymas jisai trunka mėnesiais, jis naudoja 10 tūkstančių procesorių, ir kaina tokio apmokymo skaičiuojama milijonais eurų, dolerių, vien tik tai už elektrą, neskaitant ten žmonių sąnaudų. Elektros kaina yra didžiausia, iš tikrųjų didžiausias komponentas. Taigi, mes bandome atsakyti per kelias likusias minutės, ar
galim pasitikėti didžiųjų kalbos modelių atsakymais. Tai dabartiniai kalbos modeliai, jie vis dėlto yra ne pasaulio modeliai, o kalbos modeliai. Jie neskirti saugoti informaciją, jie yra skirti saugoti informaciją apie kalbą. Vadinasi, jie priklauso nuo apmokymo metu naudotų tekstų. Kokius mes tekstus įdedam, tokie tekstai toliau ir tokia informacija yra išsaugoma, santykinai išsaugoma LLM-as. LLM-ai negali nei kritiškai vertinti įeinančių duomenų, nei suvokti informacijos realiam kontekste, nes jie gauna tik tai paprastus tekstus ir negali suprasti tos informacijos. Supratimas yra paremtas tik tai tikimybėmis, kokie žodžiai seka po kokių žodžių. Tai pilnavertiškai realizuoti tos išmintingo taikymo žinių yra tiesiog rizikinga. Jie remiasi tik tai tekstiniais aprašymais. Žinoma, tarptautinės prekybos srityje mes daugiausiai dirbam su tekstiniais aprašymais ir lyg ir atrodytų, kad galim išsiversti. Visgi yra aspektų, kurie turi remtis ne tekstiniais aprašymais, o realaus pasaulio modeliu. Jo neturi LLM-ai. Taip pat yra svarbus momentas, kad LLM-ai neturi patikimos atminties. Jie net jeigu ir žino, yra skaitę tuos įstatymus, tuos straipsnius, paprašius jų pacituoti, nebūtinai jie pateiks tikrą citatą, gali daryti klaidas ir nebūtinai tas jų pritaikymo mechanizmas yra be priekaištų. Taigi, svarbiausias galbūt momentas yra, kad LLM-ai nesupranta, kas yra svarbu, nes pati svarbumo savoka yra remiama pasaulio modeliu, o ne kalbos modeliu. Kalbos modelė, kas yra svarbu, galbūt nėra labai svarbu paprastiems žmonėms. Taigi dabar priėjom jau prie demonstracijos, kurią padarė Enrika, kad mes realiai kritikuojam LLM-us, tuos kalbos modelius, kurie galbūt turi potencialą užaugti iki to bendrojo dirbtinio intelekto, vadinamo AGI. Ir mes kažkurio metu pasieksim tą momentą, kai galėsim paprasto roboto paklausti ir gauti pakankamai gerą atsakymą. Visgi pabandykim tą situaciją įstatyti save, net jeigu mes turim pakankamai išsilavinusį žmogų ir užduodam muitinės srities klausimą, tarptautinės prekybos srities klausimą, nebūtinai tas žmogus atsakys teisingai, netgi turėdamas po ranka visą informaciją. Netgi ekspertai tarp savęs ginčijasi dėl kai kurių atsakymų, nebūtinai jie iš karto pasakys teisingą atsakymą arba susitars tarp savęs. Tai mūsų sistemos, kada mes jas gaminam, mes bandom įsivaizduoti, kad tas penktokas, tas robotas LLM-as, jisai dalyvauja egzamine ir egzamino metu nėra taip, kad jis labai gerai supranta tą dalyką, tačiau jis moka skaityti, moka apibendrinti ir gali naudotis prieinamą literatūrą. Tai egzamino metu mes tą literatūrą jau atrenkam, parenkam, su ekspertais įvertinam, sukramtom, pateikiam praktiškai iki atsakymų, iki lentelių, kurias reikia tik tai interpretuoti ir atiduodam jau tam penktokui tik susijusią informaciją, tam atveju pritaikėm informaciją, kada jam reikia atsakinėti. Ir daugeliu atveju jau tas penktokas mato prieš akis atsakymą jau sukomplektuotą kitų robotų, jam belieka tik tai parinkti žmogiškas formuluotės. Ir žinoma, tokioj schemoje tada padaryti klaidą jau yra mažesnė tikimybė, negu bandyti tuo metu suinterpretuoti įstatymo nuostatą. Tai toks labai konkretus ir trumpas įvadas į dirbtinio intelekto. Jeigu turit klausimų, mielai atsakysiu.